Spartus pokyčiai pražūtingi ne tik dinozaurams. Dauguma iš šiuo metu pasaulyje egzistuojančių 6000 kalbų globalioje skaitmeninėje visuomenėje neišgyvens. Jau per artimiausius porą dešimtmečių gali išnykti beveik 2000 kalbų, teigia studijos Lietuvių kalba skaitmeninėme amžiuje autorės Daiva Vaišnienė ir Jolanta Zabarskaitė. Kokios lietuvių kalbos galimybės išlikti ir kokios priemonės leistų ją pritaikyti naujai erai. Kalbos gyvybingumas priklauso ne tik nuo ją kalbančių žmonių ar parašytų knygų skaičiaus, bet ir nuo kalbos vartojimo augančioje išmaniųjų įrenginių erdvėje. Kai mes matom, kad į kalbą ateina ypač daug naujadarų, nes jų eina 10 000, ypač technologinėse srityse, darosi baisu, kad ta mūsų kalba bus atskiesta ir tai, ką mes įsivaizduojame, bet tai yra tiesiog mito dalis, kaip ta mūsų grynai lietuvių kalba, jos vis mažės ir ją pakeis skoliniai ir kažkas tokio panašaus nutiks. Bet tai vyksta visada. Tai vyksta visada, ypač kai būna didesnės kokios socialinės ar technologinės virsmai, naujovės visokios, nes kalba atspindi pasaulį. Kaip tas pasaulis keičiasi, taip keičiasi ir kalba. Poveikis iš tiesų stiprus. Nuo 1993 iki 1997 metų Lietuvos spaudoje užfiksuota daugiau nei 700 naujų svetimų žodžių šaknų. Dažniausiai tai skoliniai iš anglų kalbos arba žodžiai į lietuvių kalbą patekę per šią kalbą. Tai lėmė sparti informacinių technologijų plėtra bei naujos kultūrinės, socialinės ir ekonominės galimybės. Pamenu, prieš kokį 20 metų man Pietų Amerikoje vienas senas lietuvis sakė, jūs visiškai sugadinote mūsų lietuvių kalbą, jūs ten Lietuvoje visiškai sudarkite. Maždaug toks buvo pokalbis, labai nesiginčiau, žinoma. Ir jeigu mes norime objektyvę kažkokią tiesą žinoti, tai mes renkamės vieną iš dviejų. Arba kažkaip pamatuojame, arba surenkam daug ekspertų ir iš daug subjektyvių nuomonių mes gauname vieną objektyvę nuomonę. Tai yra pasaulyje kelios pripažintos kalbų būklės vertinimo metodikos. Vieną tokią metodiką kalbos būklei vertinti taiko UNESCO. Kita pateikiama tinklalapyje ethnolog.com. Tai pati populiariausia metodika įvertinanti kalbos paplitimo ir jos būklę vadinama EGIDS. Pagal tuos parametrus lietuvių kalbos būklė vertinama labai gerai. Tiesa, geriausiai laikosi vadinamosios komercinės kalbos, tokios kaip ispanų arba anglų. Pagal visą tą skalę, regis 14 ar 13 pakopų sistemoje, mes esame antroje eilutėje. Tai yra labai gerai. Kaip nekomercinė kalba mes laikomės labai gerai. Pagal kai kurios vertinimus klausytojams būna gana netikėta. Jeigu lyginsime, pavyzdžiui, vokiečių kalbą, standartinę vokiečių kalbą ir standartinę lietuvių kalbą, tai pagal pripažinimą, teisinį pripažinimą mes esame 3 pakopėmis aukščiau negu vokiečių kalba. Garsiausi pasaulio ekspertai, tokie kaip Davidas Kristalas, irgi pritarė šiai nuomoniai. Nors pagal socialinės Europos kalbų raidos istoriją, kalbas skirstant į dominuojančiasias ir dominuojamasias, lietuvių kalba priskirtina prie antrųjų. Dominuojančiosios kalbos anglų, italų ar prancūzų vieną tarmę bendrinėms kalboms formuoti buvo pasirinkusios ne vėliau kaip Renesanso laikotarpiu, o dominuojamosios susiformavo XIX amžiuje, bendrinė lietuvių kalba XIX ir XX amžių sandūroje. Svarbiausias parametras taip, kiek mes perduodame vaikams, ar anūkai susikalba su savo seneliais tą kalbą. Labai svarbu, kokiuose srityse, dar populiarus žodis domenas, kokiuose domenuose kalba vartojama, lietuvių kalba, teisės kalba, finansų apskaitos kalba, valstybės valdymo kalba, visose sferose. Ji turbūt tik labiau užleidžia pozicijas mokslo srityje. Informacinių technologijų sukeltas perversmas ne pirmas išbandymas tautoms, kalboms ar kultūroms. Ne tik informacinėje visuomenėje, bet ir senovėje kalbos gyvybingumą ar patrauklumą lėmė galimybės greitai ir patogiai keistis informaciją, ją saugoti, gauti įvairias paslaugas. Kalbos skaitmeninimas yra trečioji kalbos fiksavimo banga žmonijos istorijoje. Pirmasis fiksavimas tai buvo užrašymas. Molyje, pergamente, tošėje, dar kur nors, gal tuo metu dar daug kas sakė, po perkūnais mesgi čia užrašydami labai daug ką prarandame. Mes neatspindim to, kas yra kalboje, jūs žudote mūsų kalbą, galbūt. Bet to nebuvo, ar ne? Antroji banga buvo Gutenbergo spaudos presas, kada imta tiražuoti. Ir tada
spauda pradėjo veikti kalbą. Gal kažkas irgi jaudinosi, kad yra negeri dalykai, mes turim prisitaikyti prie spaustuvininkų poreikių, to gal nereikėtų. Bet žiūrėkite, tos kalbos, kurios nepateko į šią technologiją, tiražavimo technologiją, tai dauguma tų šalių, tų tautų, mes apie mažiausiai ne ką te galim pasakyti. Dabar vis daugiau pasaulio informacijos patenka į skaitmeninę erdvę, serverius debesyje. Norint kuo efektyviau ją valdyti ir naudoti, taip pat siekiant išplėsti vartotojų ratą ir paslaugų asortimentą, aktyviai kuriamos balsu valdomos sistemos. Kompiuteriai jau beveik be klaidų atpažįsta balsu anglų kalba sakomą tekstą, o mobiliuosiuose prietaisuose apsigyveno tokios virtualios sekretorės kaip Siri. Dar vienas būdas iš esmės pagerinti kalbos atpažinimą – naudoti giliojo mokymo angliškai Deep Learning programinę įrangą, imituojančią smegenų žievės neuronų veiklą. Pastaraisiais metais tos kalbų technologijos labai juda, labai auga. Jeigu prieš keliasdešimt metų kalbų technologijos, sakykime, automatinis vertimas pasauliui rūpėjo tik tiek, kiek tai buvo susijęs su šaltojo karo priešprieša, špionažu, ir dėl to kalbų poros buvo rusų, anglų, ten rusų, prancūzų, nežinau, rusų, gal kinų, ir į kitą pusę. Tai buvo tiesiog šnipinėjimo ir panašiam dalykam. Tai su kompiuterių era, su interneto era tiesiog stengiamasi, kad kalba būtų ir gyventų visur. Įvairių sričių specialistai Lietuvoje suvienyje jėgas taip pat stengiasi išplėsti mūsų kalbos gyvybinę erdvę. Vienas iš pirmųjų, paprasčiausių, bet labai svarbių etapų – fiksuoti kalbą, jos įvairovę ir įamžinti skaitmeniniuose archyvuose, tokiuose, kokį galite rasti interneto svetainėje epaveldas.lt. Šioje erdvėje saugomi Lietuvos istorijai svarbus archyvai, senos knygos, periodinė spauda ir panašiai. Norint kurti kitas šnekos atpažinimo, automatinio vertimo sistemas, reikia turėti didžiulę duomenų bazę. Vilniaus universiteto šiuo metu mūsų fakultetas skaitmenina turbūt gal 8 ar 9 žodynus. Pradedant graikų, lietuvių, lotynų, lietuvių ir paskui didesni lenkų, lietuvių, lenkų, dabar anglų, lietuvių, anglų, ką tik įsigijome teisės, didelę nusipirkom duomenų bazę ir ją tobulinsime. Sutikite, kad ir naudotis patogiau, be jokios abejonės, nes gali naudotis ir mobiliame prietaise, juo ir suteikia daug didesnės galimybės ir mokslininkams. Tai be abejo vienas paprasčiausių būdų patekti į skaitmeninę erdvę. Tačiau tai tik pradžia. Kurdami automatinio vertimo į lietuvių ir iš lietuvių kalbos į kitas kalbas sistemą, jau ne vienerius metus dirba kompanija Tilde, Vilniaus universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkai. Vilniaus universiteto taikomųjų mokslų institutas yra sukūręs anglų lietuvių ir prancūzų lietuvių prancūzų vertimo programas. Projektas greit bus prieinamas visuomeniai. Jeigu mes įvertinsime lietuvių kalbos morfologinės darybos galimybės, tai iš viso lietuvių kalba pajėgi sugeneruoti apie 1,5 milijardo vienetų. Katė, katės, katė, daugiskaita, katės, kačių, katėms ir kačiukai ir visi kiti. Tai yra labai daug ir dirbti su visa ta medžiaga yra sudėtinga. Todėl iš pradžių, žinoma, labiau tobulinami tie sektoriai, kurie aktualesni visuomeniai, teisės kalba, technologiniai kažkokie sektoriai. Reikia pabrėžti, kad šnekos atpažinimas ir automatinis vertimas – du skirtingi procesai. Šnekos atpažinimas ir sintezavimas skaitmenina vienos ir tos pačios kalbos išteklius. Pavyzdžiui, lietuvių kalbos sintezatorius lietuvišką tekstą paverčia lietuvišką šneka. Vertimo technologija kūrė sąsają tarp dviejų kalbų. Bet šios abi technologijos gali susitikti taikomosiuose programuose, kai balsu ištartas tekstas atpažįstamas ir paverčiamas tekstu, arba išverčiamas į kitą kalbą, arba sintezuojamas kitą kalbą. Tačiau lietuvių šnekos sintezatorius jau prakalbo konkretaus žmogaus balsu. Pažiūrėkime, kaip tai veikia. Parodysiu Jums, kaip veikia dabartinė darbinė lietuvių šnekos sintezatoriaus versija. Mes štai kompiuteryje ekrane turime tekstą ir jį pradeda skaityti. Kosmoso kolonizavimas, skrydžiai į Marsą ar net į Žemės orbitą kai kuriems astronautams gali baigtis tragiškai, jeigu jų smegenys linkusios tinti nesvarumo būsenai. Kodėl nesvarumo būsenos smegenys tinsta, dar neaišku. Tad svarbu stebėti, kas vyksta kaukolės viduje. Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę. Kas jūsų grožiai senobiniai tiki? Kur toji puikybė jūsų pasidėjo? Kur ramus jūsų užimas nuo vėjo? Kai balto miškų lapeliai išlamėjo ir senos pušys siūravo braškėjo? Štai yra tekstas
Mes pateikėme tekstą ir kompiuteris pradeda šnekėti. Ir mūsų technologija yra maždaug tokia. Yra įrašomas tekstas, daug tekstų, kad būtų visi įmanomi tarties variantai. Visi skardieji, duslieji, visi balsiai, visi priebalsiai, įmanomi deriniai. Ir tada mūsų kalbininkai sėda ir apdoroja visą tą medžiagą, sukarpo tekstą elementais. Darbas yra labai didelis, nes maždaug taip valanda įrašo iki 100 valandų apdorojimo. Ir tada ką daro kompiuteris? Jis randa teksto elementus ir iš sąrašo išrenka ir juos klijuoja vieną po kito ir generuoja. Vieno tokio projekto, kurio koordinatorius yra Lietuvos mokslo akademijos tikrasis narys Laimutis Telksnys, autoriai siekia, kad išmanūs įrenginiai suprastų lietuviškai ištartas komandas. Šiuo metu kuriamas naršytuvas, interneto naršymo programa valdoma balso komandomis ir valdytuvas, kompiuterio valdymo natūralia šneka programa. Projekto metu bus sukurtos 4 kompiuterinės viešosios elektroninės paslaugos. Tartuvas, interaktyvios elektroninės lietuvių sakytinės kalbos naujovių vartosenos paslauga, pažintuvas, gamtos pažinimo įgūdžių ugdymo moksleiviams paslauga, ieškotuvas, paslauga leidžianti ugdyti moksleivių gebėjimus šneka ieškoti išteklių apie UNESCO kultūros paveldą pasaulyje ir pagalbininkas, paslauga padedanti neįgaliesiems šnekantis su kompiuteriu plėtoti socialinius gebėjimus ir informacinių technologijų naudojimo įgūdžius. Kitų metų viduryje šis projektas, jo santrumpa yra Liepos projektas, bus baigtas ir tada tinklalapyje raštyje.lt, raštyje.lt visi norintys galės tuo naudotis. Kam tik patinka ir esame įsipareigoję dar po to 5 metus vis palaikyti, tobulinti, plėtoti šitą projektą. ES institucijos per metus išleidžia apie 1 milijardą eurų daugiakalbystės politikai gyvendinti, rašytiniams tekstams versti ir žodiniai komunikacijai. Štai kodėl svarbu sukurti kalbos technologijas, automatinio vertimo sistemas, kurias būtų galima įdiegti išmaniuosiuose prietaisuose. Reikia noro ir reikia mūsų tokio požiūrio, kad mums lietuvių kalba yra pati svarbiausia kalba ir mes neturime leisti jos įstumti jokiose vietose. Ar tai būtų SMS žinutės, ar tai būtų iškabos, ar tai būtų mokslo kalba, ar tai būtų renginių kalba, ar net ir meno kalba. Ir jeigu mes turėsime poreikį, kad mūsų visą laiką visur aplink suptų lietuvių kalba, technologijos galų gale prisitaiko prie mūsų.